Faktų ir skaičių kalba kur kas geriau už emocijas, ypač kai diskutuojama apie atominę energetiką ir jos perspektyvas, privalumus bei trūkumus. Energetika bene svarbiausia tema 21 amžiuje. Nuo to, kaip ir kurios energetikos sritis bus vystomos, priklauso žmonijos likimas. Mes privalome įvertinti visas alternatyvas ir įvairių energijos šaltinių efektą mūsų planetai, jos biosferai bei atmosferai. Žmonės pernelyg stipriai keičia aplinką. Todėl pasaulyje, kur viskas tampriai susiję, ypač energetikoje, klaidos arba trumparegiškas požiūris per didelė prabanga. Kaip tikri mitų griovėjai, pabandykime įvertinti kai kurias plačiai paplitusias ir nepagristas arba klaidingas nuomonės apie atominę energetiką. Pirmasis mitas – atominiai reaktoriai nesaugus ir labai brangus. Reaktorių veikimo principai buvo žinomi jau 5–20 amžiaus dešimtmetyje, kai 1942 metais Jungtinės valstijos paleido pirmąjį pasaulyje branduolinį reaktorių. Vakaruose branduolinės energetikos era prasidėjo 56-aisiais. Pagrindinis dėmesys visuomet buvo skiriamas saugai. Po kiekvieno incidento atidžiai peržiūrimos saugos koncepcijos ir teikiami nauji techniniai sprendimai. Lietuva pasirinko vieną iš geriausių šiuo metu egzistuojančių branduolinių reaktorių. Tai yra taip vadinamas trečiosios, o Lietuvai ko gero netgi trečiosios plus kartos reaktorius, kuriuome yra ne tik sauga pagerinta lyginant su ankstesniais verdančio vandens reaktoriais, bet ir ekonominė dalis. Žodžiu, tas reaktorius yra pigesnis, ilgesnis eksploatacijos laikotarpis ir be abejo jis yra žymiai saugesnis. Jeigu ankstesniųjų reaktorių veikimo laikotarpis buvo nuo 15 iki 30 metų, šio reaktoriaus prognozuojama ne mažiau kaip 60 metų. O vėliau galimas ir pratęsimas netgi ko gero iki 100 metų. Pirmieji reaktoriai buvo labai brangus, nes juos gamino iš ypač brangių medžiagų. Pavyzdžiui, korpusai buvo gaminami iš chromo nikelio legiruoto plieno. Reaktorių eksploatacijos patirtis parodė, kad nelegiruoti angliniai plienai yra ne tik tai žymiai pigesni, bet ir atsparesni spinduliuotės poveikiui. Kitas niuansas, pirmieji reaktoriai, pavyzdžiui, Kalderholo aušalas arba šilumnešis buvo dujos. Dujos ir lėtiklis grafitas. Palaipsniui nuo grafito buvo atsisakyta išskyrus galbūt Rusijos RBMK reaktorius, kurio vienas stovėjo, du tiksliau stovėjo ir Ignalinos atominė elektrinė. Taip sakant, buvo pereita prie medžiagų, kurios būtų ne tokios keblios, jas vėliau utilizuojant. Tai yra ne grafitas, ne berilis, ne berilio oksidas kaip lėtiklis, o gamtinis arba sunkusis vanduo. Nemaži pokyčiai vyko ir konstruojant reaktoriaus aktyviąją zoną. Pagrindinė konstrukcinė medžiaga buvo magnis vidiniams elementams, tiek šiluminio elemento apvalkalai, tiek, žodžiu, jeigu tai buvo kuro rinklio apvalkalai. Dėl to, kad magnis yra palyginti blogas šiluminių neutronų sugeriklis, o tai kaip tik yra gerai. Tačiau tie reaktoriai, kurie bendru pavadinimu vadinami Magnox reaktoriais, jie laikui bėgant atgyveno ir atsirado konstrukcinių medžiagų, kurios buvo gaminamos ir yra dabar cirkonio pagrindo. Cirkonio niobio lydiniai. Šios medžiagos gali būti eksploatuojamos žymiai aukštesniai temperatūrai, griežtesnėse, sunkesnėse sąlygose. Jos yra labiau suderinamos tiek su branduoliniu kuru, tiek su šilumnešiu ir, žodžiu, eksploatacijos laikas ilgesnis jų ir galų gale netgi jos ir ekonomiškesnis, pigesnis. Lietuvoje planuojama statyti ABVR reaktoriaus saugą padidinta įdiegus daugiau aktyvių saugos sistemų. Tokiuose reaktoriuose Fukušimos įvykiai tiesiog negali pasikartoti. Ta pačią funkciją paprastai atlieka 3 sistemos maitinamos iš skirtingų šaltinių. Sustabdžius reaktorių dar ilgai išsiskiria likutinė šiluma, todėl reaktorių būtina aušinti netgi nutrūkus išoriniam elektros energijos šaltiniui, kaip atsitiko Japonijoje. Aktyvių sistemų veikimui reikia elektros srovės. Kiekviena atominė jėgainė turi dizelius generatorius bei akumuliatorių baterijas, veikiančius 8 valandas, tačiau tai tik žiedeliai. Šitas reaktorius, konkrečiai ABVR, turi ir dar bent porą papildomų sistemų. Viena iš jų tai vadinama reaktoriaus aktyviosios zonos izoliavimo sistema, kuri, sakyčiau, padaryta labai protingai, kadangi reaktoriaus, kada jau necirkuliuoja per jį aušinantis vanduo,
tai jame pačiame pradeda išsiskirti didesnis garo kiekis ir šitas garas yra nukreipiamas į specialią garo turbiną, kuri suka siurblius ir tie siurbliai, žodžiu, gali aušinti aktyvią zoną. Kitaip sakant, toks uždaras ciklas. Kita vertus, Lietuvoje statomas reaktorius bus aprūpintas atskira nepriklausoma dujų turbina. Netgi nustojus veikti dizeliniams generatoriams, akumuliatoriui ir aktyvios zonos izoliavimo sistemai, iš dujų turbina sukamo elektros generatoriaus gali būti tiekiama srovė, kuri užtikrins ir aušinimą, ir visų kontrolės sistemų darbą. Įvykus Fukushimos avarijai, ne visi dėl vandenilio išsiskyrimo ir po to sprogimo, ne visi tie apsauginiai kevalai išlaikė. Šiame reaktoriuje yra įdiegta ypač moderni vandenilio rekombinacijos sistema. Žodžiu, iš principo tokio dalyko, tokia susidaryti vandenilio koncentracija, kad įvyktų sprogimas, negalima. Yra numatyta kritiniam atveju, kad galima vandenilį išleisti netgi į aplinką. Ir kadangi izotopo pusamžis yra labai nedidelis, praktiškai kol iš kamino jis pasiektų žemės, fono lygio būtų visiškai nepavojingas. Antrasis mitas. Susidaro daug radioaktyvių atliekų, kurių nėra kur saugoti. Iš tiesų, didžioji dalis radioaktyvių izotopų suyra gan greitai, o pačius pavojingiausius, tokius kaip plutonis, galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Ir jau žinoma, kaip tą padaryti. Vieną iš jų galėčiau paminėti transmutaciją, kada tiesiog reaktorius specialus, bet panašus į branduolinį reaktorių, jame jį pakraunama dalis šviežio kuro, skirto greitųjų neutronų reaktoriui ir pakraunama didelė dalis aktinoidų, tų būtent susidariusių kaip atlieka veikiančiam branduoliniam reaktoriui. Tas reaktorius yra žemiau kritinis ir panaudojant greitintuvą, protonų greitintuvą, galima gauti papildomą kiekį neutronų, kurie padarys tą reaktorių virš kritinį. Žodžiu, iš tokio reaktoriaus mes gausime ir energijos reikalingos vartotojai, energijos reikalingos protonų greitintuvų darbui ir svarbiausia bus po truputį deginamos tos radioaktyviosios atliekos. Įdomu, ar greta Visagino atominės jėgainės būtų taipogi galima pastatyti kitą reaktorių, kuris veiktų naudodamas panaudotą kurą. Iš principo galima būtų ir jeigu minėt kitą kelią, tai yra greitųjų neutronų reaktoriai. Juose sėkmingai bandomos naujos kuro rūšys ir tokiuose reaktoriuose galima utilizuoti panaudotą branduolinį kurą. Tiesa yra banali, dar kartą naudoti panaudotą kurą jau galima, bet kol kas tiesiog neapsimoka, kol gamtinis uranas palyginti pigus.